Šiandien Akademijos laidoje rubrika Apologetika. Apologija graikų kalba reiškia gynimas, išteisinimas, užtarimas. Apologeomai graikiškai sakyti ar rašyti kažką savo ar kitam apginti. Apologetika bendriausia prasme yra krikščioniškų tiesų ir praktikų gynimas nuo jos priešininkų kaltinimų ir kritikos, tada kai jie nepagristi. Krikščioniškos apologetikos tradicija gili ir įvairi. Ji siekia pirmuosius krikščionybės amžius ir išlieka aktuali iki šių dienų. Todėl Akademijos laidų ciklas yra įtrauktas į Marijos radijo laidų programą. Laidą vedu aš, Lina Šulcienė. Šios dienos laidoje toliau analizuosime tikėjimo ir žinojimo santykio problemą. Vakarų pasaulyje jos aktualumas neblėsta. Svarstant tikėjimo klausimą, kalbant apie tikėjimą transcendentinę tikrovę, tikėjimą asmeniniu Dievu, iškyla poreikis gretinti jį su žinojimu apie tikrovę. Ir sykiu poreikis pasverti ir aptarti, regis dvejopą žmogaus santykį su tikrove. Tokį, kai žmogus tiki, esant tam tikrus dalykus, bet neturi tiesioginio santykio su jais, neturi tikrumo dėl jų buvimo, ir kitokį santykį, kai žmogus apie tikrovę aiškiai žino. Ji jam yra akivaizdi ir arba patiriama. Ši laida jau antroji apologetikos ciklo laida skirta tikėjimo ir žinojimo santykiui. Joje vėl kreipiamės į rusų filosofo Nikolajaus Berdiajevo raštus, į jo veikalą Laisvės filosofija, kur labai savitai, bet sykiu labai taikliai aptariama tikėjimo ir žinojimo problema. Tikiuosi, kad Marijos radijo klausytojai patirs proto malonumo, klausydami šio filosofijos klasiko įžvalgų. Berdiajevas teigia, pagal klasikinį ir amžiną tikėjimo apibrėžimą, vienodai vertinga ir religiniu, ir moksliniu požiūriu, tikėjimas yra neregimų dalykų atskleidimas. Priešingai, žinojimas gali būti apibrėžtas kaip regimų dalykų atskleidimas. Citatos pabaiga. Jis čia pat paaiškina, ką reiškia regimi ir neregimi dalykai. Šį savo aptarimą vadina psichologiniu. Atkreipkite dėmesį, kaip iškart radikaliai pasukamas mąstymo laivo vairas. Cituoju. Žodžius regimas ir neregimas reikia suprasti pilnaprasmiškai. Ne reginio suvokimo prasme ir ne kaip išorinį suvokimą, o kaip prievartinę duotybę arba kaip prievartinės duotybės nebuvimą. Regimi, tai yra prievartiniu būdu duoti dalykai, yra žinojimo sritis. Neregimi, tai yra prievartiniu būdu neduoti dalykai, tai, ko dar reikia siekti, yra tikėjimo sritis. Citatos pabaiga. Toks pirmasis Berdiajevo teiginys. Regimi dalykai jam yra tai, kas mums akivaizdžiai duota, ko buvimas mums nekelia jokių abejonių, dėl ko esame visiškai tikri. Tai daiktai, reiškiniai, įvykiai, kurių atžvilgių mes neturime laisvės pripažinti jų buvimą ar nebuvimą. Jie mums būtinai yra. Štai prieš mane auga medis. Štai važiuoja mašina. Štai jaučiu alkį ar šaltį. Neturiu jokios laisvės šių dalykų buvimo atžvilgių. Taip yra ir viskas. Šie dalykai man yra būtinybė, todėl jie man prievartiniai. Neregimų dalykų atžvilgių taip nėra. Jų negali paliesti, pamatyti ir būti priverstas priimti jų buvimą. Jie mums nėra duoti. Todėl mes turime laisvę pasirinkti, manyti, ar jie yra, ar jų nėra. Turime laisvę manyti, kad angelai yra, kad žmogaus siela nemirtinga, kad egzistuoja Dievas, arba turime laisvę neigti jų buvimą. Šių dalykų atžvilgių nėra jokios prievartos, jokios būtinybės. Regimus dalykus mes žinome, neregimais tikime. Cituoju. Žinojimas yra priverstinis, tikėjimas laisvas. Kiekvienam žinojimo veiksmui, tiek elementariam suvokimui, tiek sudėtingiausiam jo vaisiui, būdingas priverstinumas, būtinumas, negalimybė nukrypti ir kiekvienas žinojimo veiksmas atmeta pasirinkimo laisvę. Mano suvokiama rašalinė man duota priverstinai. Ji mane priverčia, kaip ir visas regimųjų daiktų pasaulis. Nesu laisvas priimti ją arba nepriimti. Žinojimo keliu regimų dalykų pasaulis prievarta įžengia į mane. Žinojimo veiksmas nėra valingo pasirinkimo veiksmas ir todėl žinojimo veiksmas patiriamas kaip kažkas tvirto ir privalomo. Po juo žemė nesvyruoja.
priverstinumą, prieš kurį esame pastatomi žinojimo veiksmu, būtinai patiriame kaip žinojimo tvirtumą. Citatos pabaiga. Iš tikro paprastai nesusimastome apie tai, ką rašo Berdiajevas. Mes norime žinoti apie pasaulį, kuriame gyvename. Norime suprasti, kaip dalykai yra. Siekiame žinojimo, džiaugiamės juo, nes jis leidžia geriau orientuotis pasaulyje, leidžia priimti teisingus sprendimus. Ir mes niekiek nesijaudiname dėl to, kad žinojimo pobūdis prievartinis, kad jame nėra laisvės pasirinkti. Gerai, jei jau taip yra, tvarkoj. Tegu tas žinojimas prievartinis, man nesvarbu. Džiaugiuosi, kad sužinojau, žinoti yra naudinga, be žinojimo pražūtum. Ir atrodo, kad Berdiajevas pernelyg dramatizuoja situaciją. Kam čia akcentuoti tą žinojimo prievartą? Kam žinojimą priešinti laisvei? Kai nupiešiamas toks vaizdas, atrodo, kad žinojimo siekiantis žmogus prilyginamas vergui, kuris ilgisi prievartos pančių. Jis vaizduojamas tarsi gyvenantis prievartos pasaulyje ir net tuo besididžiuojantis. Ar turi pagrindo šis neįprastas Berdiajevo požiūris ir jo dramatiškas situacijos vertinimas? Turi. Pirmiausia, žinojimo procedūra iš tikro yra prievartinė. Joje nėra laisvės. Tokia tikrovė yra, taip ji man duota, tokie dalykai egzistuoja ir aš tai turiu priimti. Antra, ir dėl to Berdiajevas pagrįstai susirūpinęs, tokia mums savaime suprantama dalykų padėtis iš tikro nėra teisinga. Šitokia mūsų santykio su pasauliu būsena nėra normali. Kitaip tariant, ji gal ir normali mums dabar, bet pasak Berdiajevo tai įsisenėjusi ir todėl įprasta, bet iš esmės liguista būsena. Lygiai kaip sergantis žmogus į aplinką, maistą, oro temperatūrą, garsus, situacijas reaguoja kitaip negu būdamas sveikas. Taip mūsų dabartinis santykis su tikrovė yra liguistos žmogaus prigimties būklės išraiška. Nes Dievo pirmapradiškai sukurtai žmogiškai prigimčiai nėra natūralu ir savaime suprantama, kad žinojimas mus sieja su regimais dalykais, o tikėjimas su neregimais. Kad dėl regimų dalykų turime tikrumą, kad mūsų žinojimas apie juos yra toks tvirtas, o tai, kuo tikime, mums duota kaip gerokai silpnesnė informacija. Berdiajevas rašo, cituoju, savo protu pasiekiamos valios aktu, slėpiningoje būties gelmėje, anapus laiko ir pasaulio, mes pasirinkome šį pasaulį, patikėjome juo, susirišome su šiuo pasauliu tūkstančių gijų. Mūsų valia per patyrimą mums duotą pasaulį, šį pasaulį, pasirinko savo meilės objektu. Ir jis tapo mums prievartiniu, jis prikibo prie mūsų. Patikėję šiuo pasauliu, mes ėmėme jį žinoti. Dėl mūsų tikėjimo šiuo pasauliu galios, mūsų žinojimas apie jį tapo privalomas ir tvirtas. O nuo kito pasaulio mūsų valia nusigrėžė. Mūsų tikėjimas kitų pasaulių yra arba silpnas, arba jo apskritai nėra. Todėl mes nežinome kito pasaulio. Mūsų santykis su juo nėra būtinas ir prievartinis. Šio ir kito pasaulio, regimų ir neregimų daiktų dualumo priežasties reikia ieškoti mūsų protu pasiekiamos valios paslaptyje. Mes regime ir žinome tai, ką pamilome ir pasirinkome. O tai, nuo ko atkritome, ką atmetėme, liaujamės matyti ir žinoti. Mūsų valia susiejo save su vadinamąja tikrove. Ir visa šioje tikrovėje mums atrodo patikima ir tvirta. O visa, kas siejasi su pamirštais, kitais pasauliais, mums atrodo netvirta, neapibrėžta, problemiška, abejotina. Gijos mus siejančios su kitais pasauliais nutrauktos. Mūsų valia atkirsta nuo šių būties sferų. Toks tvirtas mūsų tikėjimas šiuo pasauliu, kad mūsų santykis su juo įgyja priverstinumo, įpareigojimo, susaistymo formą, tai yra žinojimo forma. Mes nebesakome, kad tikime regimais daiktais, mes apie juos žinome. Visa, kas su jais siejasi, turi įrodomąją galią. Tik apie neregimų daiktų pasaulį sakome, kad jais tikime, o nežinome apie juos. Tai yra laisvai juos renkamės arba nesirenkame. Valingas,
laisvo duotos tikrovės pasaulio, regimų dalykų pasaulio, žinojimo objekto pasirinkimo veiksmas, tai yra tikėjimo veiksmas, jau įvyko. Įvyko slėpiningoje būties gelmėje. Citatos pabaiga. Praktiškai tai filosofinė žmogaus nuopolio interpretacija. Gimtosios nuodėmės metafizinis išaiškinimas. Vienu aspektu. Žmogaus pažinimo galios, pažeidimo aspektu. Iki nuopolio žmogus nebuvo prikabintas prie regimų daiktų pasaulio žinojimo grandinėmis. Tiek regimų, tiek neregimų daiktų tikrovės buvo jam vienodai atviros, vienodai prieinamos. Pirmoji nuodėmė, be kitų dalykų, buvo ir valingas pirmumo suteikimas regimų daiktų pasauliui. Ir ne tik tai. Pirmapradiškai Dievo sukurtai žmogaus prigimčiai nėra būdingas toks pažinimo ir mąstymo procesas, tokia pažintinė veikla, kuri šiandien pripažįstama dominuojant. Berdiajevas rašo. Kai pažinimas gimė iš paties gyvenimo gelmių, jis norėjo būti pažįstančiojo ir būties santuoka. Citatos pabaiga. Nūdienos pažinimo teorijų kontekste toks pažinimo apibūdinimas skamba gan keistai, bet ši savita terminologija iš tiesų skverbėsi link pirmapradžio žmogaus santykio su tikrovės slėpinio. Berdiajevas tęsia. Santuokinio pažinimo galimybė grįsta subjekto ir objekto tapatybė. Atskleidimu būtyje to paties proto ir to paties begalinio gyvenimo, kuris yra ir pažįstančiajame. Citatos pabaiga. Kitaip tariant, pirmapradis pažinimas atsisako subjekto ir objekto atskirimo. Atsisako distancijos tarp jų. Nes esmingai žvelgiant subjektas ir objektas, pažįstantis žmogus ir pažįstama tikrovė yra susieti. Jų vienybė ir tam tikra tapatybė yra pirminė ir fundamentali. Cituoju, subjekto ir objekto prigimtys yra tos pačios. Jos nuaustos iš tos pačios dieviškos medžiagos. Citatos pabaiga. Subjekto, pažįstančio žmogaus, atsiskyrimas nuo tikrovės, mėginant stoti šalia jos, žvelgti į ją iš šalies, trumpai tariant, paversti objektu, netitinka pirmapradės pažinimo prigimties. Subjekto ir objekto prieš pastatymas, rašo Berdiajevas, tai yra liga, tik žmonių nuodėmė. Citatos pabaiga. Kaip santuokoje du turi tapti ir tampa viena, taip pažinime du pažįstantis ir pažįstamasis, tai yra tikrovė, dar labiau turi tapti viena, įgyvendinti jiems abiems esmingą tapatybę, o ne atsiskirti vienas nuo kito. Bet pažeista gimtosios nuodėmės prigimtis steigia subjekto ir objekto atskirtį. Ir nūdienos pažinimo teorijos, pasak Berdiajevo, grįstos subjekto ir objekto perskira. Ir racionalizmas, ir empirizmas, ir kriticizmas. Filosofas konstatuoja, cituoju, pažinimo teorijos galėjo būti tik santuokos teisėtumo liudininkais, bet liudininkai išvijo jaunikį ir nuotaką, atmetė bet kokį pažinimo santykį su būtimi ir jų kaip liudininkų vaidmuo virto savo pakankamu ir uždaru gyvenimu. Citatos pabaiga. Pasak Berdiajevo, nė viena iš minėtų pažinimo teorijų, nei racionalizmas, nei empirizmas, nei kantiškasis kriticizmas nekalba apie pirmapradę žmogaus pažinimo prigimtį. Nepriima domėn jos dėsnių, bet liguisto žmogaus situacijos bruožus nustato kaip savaime suprantamus normatyvus. Liguista žmogaus prigimties būklė be galo gerbė ir liaupsina įrodymą. Šiandieninis mąstymas, cituoju, pretenzingai ir despotiškai reikalauja įrodomojo tikėjimo. Tai yra prievartinio. Tai yra tikėjimo nukreipto į regimus dalykus. Bet įrodymas, kurio taip didžiuojasi žinojimas, visada yra prievarta, priverstinumas. Tai, kas man įrodyta, man neišvengiama. Pažįstančiame regimų dalykų suvokime, įrodymuose, diskursyviajame mąstyme, žmogaus laisvė tarsi pasimeta, ji nebereikalinga. Citatos pabaiga.
Pirmapradė žmogaus prigimtis skleidžiasi laisvėje. Jie yra laisvės kūdikis. Padarykime trumputę pertrauką ir paskui tęsime Berdiajevo teksto skaitymą. Studijoje laida Apologetika. Tęsiame pokalbį apie tikėjimo ir proto santykį. Skaitome Nikolajaus Berdiajevo įžvalgas veikale Laisvės filosofija. Šiek tiek plačiau patyrinėkime įrodymo prigimtį. Pažinimas, kuris remiasi įrodymu, yra įsišaknyjęs diskursyvaus mąstymo dirvoje. Diskursyvus mąstymas yra išvestinis. Tai minties plėtojimas pagrįstas logikos dėsniais. Racionalizmas juo labai didžiuojasi. Diskursyvus mąstymas gali būti plėtojamas be galo, tačiau jis neteikia galutinių pagrindų žinojimo ištakų, pradų. Cituoju Berdiajevo tekstą. Diskursyviam mąstymui visos pradžios ir pabaigos tampa paslėptos tamsioje gelmėje. Jos yra anapus vidurio, užpildyto diskursyviuoju mąstymu. Diskursyvus, racionalus pažinimas tik išveda, tik užpildo tarpinės grandis. Jis nesiekia ištakų. Taigi tvirti, pradiniai žinojimo pagrindai diskursyviuoju mąstymu neprieinami. Jų reikia ieškoti kitoje vietoje, anapus racionalaus diskurso. Būtų paika neigti diskursyvaus mąstymo reikšmę, be jo mes negalime pažinti, nes pernelyg nutolome nuo pirmapradžio šviesos šaltinio, bet negalima šiame mąstyme ieškoti žinojimo pagrindų. Citatos pabaiga. Tai labai svarbu. Diskursyvus mąstymas neprieina žinojimo pagrindų. O kas svarbiau? Kas tvirčiau? Žinojimas ar žinojimo pagrindai? Kas patikimiau? Tai, kas neįrodoma ir kas grindžia žinojimą, ar tai, kas įrodyta, kas mąstymų išvesta? Berdiajevas rašo, visa, kas neįrodoma ir betarpiška, pasirodo kaip tvirtesnis dalykas negu tai, kas įrodoma ir išvesta.
Visi iš esmės pripažįsta, kad žinojimo pamatai yra tvirtesni negu pats žinojimas. Visi turi pripažinti, kad diskursyvaus mąstymo įrodomumas yra kažkas antrinio ir siūbuojančio. Citatos pabaiga. Šiandieninis žmogus reikalauja įrodymų, taip pat tikėjimo įrodymo. Bet įrodymas yra diskurso sūnus, o diskursas nesiekia žinojimo pagrindų. Kaip žmogus pasiekia, kaip prieina žinojimo pagrindus? Berdiajevas atsako, tiesioginė intuicija, arba kitaip tariant, tikėjimu. Cituoju, žinojimas minta tuo, ką duoda tikėjimas. Nors mūsų pažinimas srūva per diskursyvų įmąstymą, santykyje su pradais visada randame tikėjimą. Tai vis labiau ir labiau pripažįsta filosofiškai mąstantys mokslininkai. Citatos pabaiga. Berdiajevas pateikia nuorodas į gamtos mokslą. Cituoju, beveik visas mokslas remiasi energijos tvermės dėsniu, bet energijos tvermės dėsnis duotas tik tikėjimu, kaip ir plačiai nuskambėjusi atomistinė teorija. Citatos pabaiga. Kiekvieną mokslą grindžia tam tikras aksiomų pamatas, aksiomos priimamos kaip savaime suprantami dalykai, be įrodymų. Cituoju, visi pripažįsta, kad aksiomos neįrodomos, kad jos yra tikėjimo objektu, tik tarsi nelaisvo, būtino, saistančio tikėjimo. Citatos pabaiga. Štai kaip. Vadinasi, tikrasis žinojimas siekia žinojimo pagrindus, bet jis prieinamas tik tikėjimui, arba vadinamai tiesioginiai intuicijai. Ir todėl, žinoma, cituoju, nėra pagrindo teigti, kad žinojimas turi pirmenybę prieš tikėjimą. Citatos pabaiga. Bet mums atrodo kitaip. Ir dera turėti galvoje, kad tai yra pažeistos, liguistos žmogaus prigimties padarinys. Dėl šio pažeidimo mes reikalaujame įrodomojo žinojimo. Dėl jo mūsų pažintinis procesas grindžiamas subjekto ir objekto perskyra. Dėl jo mes pirmumą teikiame regimųjų daiktų pasauliui. Cituoju, nūdiena pripažįsta tik regimų dalykų sritį, priima tik prievartinius dalykus, o neregimus dalykus geriausiu atveju pripažįsta tai tik kaip vidinės žmogaus būsenos simbolius. Ir kita Berdiajevo teksto citata, regimų dalykų karalystėje užsisklendusi racionalioji nūdiena neigia tikėjimą ir apsimeta, kad jai jo nereikia. Citatos pabaiga. Ar yra išeitis iš šios padėties? Ar žmogus dabar neišvengiamai turi pasilikti liguisto pažinimo režimo būsenoje ir te gali diagnozuoti savo pažinimo galios defekto pobūdį? Pažeistos prigimties būsenos žmogus negali pakeisti. Tai išganytojo galioj. Tačiau suvokdamas pažeidimo specifiką, jis gali mėginti koreguoti automatinę pažintinių procesų linkmę ir stengtis kiek įmanoma mėginti pažinti tikrovę taip, kaip ji būtų pažįstama, jei žmogaus prigimtis vis dar turėtų pirmapradį tobulumo stovį. Ką reikėtų daryti? Reikia suprasti, kad nepažeistos prigimties žmogus neturi skirtingo santykio su regimų ir neregimų dalykų tikrovėmis. Abi šios tikrovės jam vienodai egzistuoja. Pirmosios nuodėmės aktas yra sykiu laisvas žmogaus pasirinkimas patikėti regimų daiktų tikrovę ir paversti ją savo meilės objektu. Berdiajevas rašo, tik naujų pasirinkimo aktu, naujų meilės aktu. Neregimus daiktus galima padaryti regimais ir apie juos sužinoti. Citatos pabaiga. Ką reikėtų daryti? Berdiajevas rašo, mes vėl turime atlikti laisvo, valingo pasirinkimo veiksmą, pasirinkti kitą pasaulį savo meilės objektu. Tai yra turime atlikti tikėjimo veiksmą. Neregimų mums prarastų dalykų pasaulis, mums duodamas tik per laisvą atsižadėjimo žygdarbį, tik per tikėjimo riziką ir pavojų. Neregimų daiktų pasauliui atskleisti reikalingas visos žmogaus prigimties aktyvumas, visuotinė jos įtampa. Ne vien intelekto aktyvumas, būdingas žinojimui apie regimų dalykų pasaulį. Regimų daiktų pasaulio žinojimas grindžiamas amžinų ir ypatingų tikėjimų juo. Kito pasaulio žinojimas
suponuoja visų pirma išsižadėjimą šio ypatingo ir amžino tikėjimo ir laisvą įtikėjimą į kitą pasaulį. Citatos pabaiga. Taigi turime atsižadėti tikėjimo šiuo pasauliu, atsisakyti jį laikyti savo meilės objektu ir atlikti naują tikėjimo veiksmą ir naujai prikabinti savo valią prie kito neregimų dalykų pasaulio, jį pamilti. Tada ir sužinosime apie jį. Bet tai nelengva. Nes žinojimas nors ir yra prievartinis, bet jis nepavojingas. O tikėjimas nors ir laisvas, bet yra pavojingas. Tikėjimas, rašo Berdejevas, yra rizikingas ir pavojingas. Tikėjimo užmojų žmogus tarsi šoka į prarają. Jis rizikuoja arba nusisukti sprandą, arba įgyti viską. Tikėjimo veiksme, valingai ryžęsis tikėti, žmogus visada stovi ant bedugnės krašto. Citatos pabaiga. Tai nesaugu. Esant pažeistai žmogaus prigimties būkliai, tai labai diskomfortiška, labai nesaugi būklė. Nes nėra jokio tikrumo, jokio aiškumo, jokių garantijų. Cituoju, tikėjimas nepažįsta garantijų. Ir garantijų reikalavimas tikint rodo negebėjimą prasiskverbti į tikėjimo paslaptį. Kadangi nėra garantijų ir nėra įrodomojo priverstinumo, iš to kyla tikėjimo rizika ir pavojus. Bet dėl to paties randasi tikėjimo žavesys ir jo žygdarbis. Įtikėjęs žmogus yra laisvo užmojo žmogus, įveikęs garantijas teikiančių įrodymų pagundą. Kai tikint reikalaujama garantijų, kuris teikia žinojimas, tai panašu į norą azartinėme žaidime lošti vabank prieš tai žvilgtelėjus į kortą. Šis žvilgtelėjimas į kortą, ši rizikos baimė, šis nepajėgumas laisvam užmojui būdingas visiems, kas tikėjimą paverčia žinojimu. Visiems, kas sutinka tikėti tik esant garantijai. Pasirūpinkite rezultatų patikimumu, duokite garantijas, įrodykite, tai yra priverskite mus, tada patikėsime. Bet tuomet tikėti jau bus per vėlu. Tikėjimo nebereikės, tada bus žinojimas. Tikėjimo veiksmui būdingas išsižadėjimo žygdarbis, kurio nėra žinojimo veiksme. Tikėjimo veiksmas yra laisvos meilės, nepažįstančios įrodymų, garantijų, priverstinumo veiksmas. Tikiu savo Dievu ne todėl, kad man įrodytas jo buvimas, kad esu priverstas jį priimti, kad esu gavęs dangaus garantijas kaip užstatą, o todėl, kad jį myliu. Statau ant kortos viską, rizikuoju, išsižadu apdairaus protingumo ir tik todėl gaunu. Citatos pabaiga. Kadaise krikščionių apologetas Tertulijonas suformulavo credo quia absurdum est. Lotyniškai tikiu, nes tai absurdas. Tai absurdiška. Šioje ištarmėje glūdi psichologinė tikėjimo prigimtis. Tikėdamas, aš išsižadu savo apdairaus žmogiško protingumo. Ir Berdejevas siūlo į tai eiti. Jis ragina drąsiai šokti į tikėjimo prarają ir sako, pamatysit, gausite viską. Reikia pasirinkti iš naujo. Pasirinkti naują meilės objektą. Tai yra išsižadėti senos meilės, duotai man jau garantuotai, man primestai tikroviai. Nusimesti senąjį žmogų ir gimti naujam gyvenimui, naujoje, kitoje tikrovėje. Citatos pabaiga. Jei to nedarau, jei vietoj tikėjimo renkuosi žinojimą, aš atsisakau laisvės. Aš bijau. Bijau pavojaus, bijau problemiško buvimo ir teikiu pirmenybę tam, kas garantuota ir saugu. Tai yra gyvenimui šios gamtinės tikrovės prievartoje. Bet taip aš prarandu galimybę įgyti aukštesnį protingumą, gerokai viršijantį mano prigimtinio proto ribas. Berdejevas mūsų protą vadina mažuoju protu ir kalba apie kitą, didįjį, dieviškąjį protą, logos, į kurį įžengti žmogus gali tik per tikėjimą. Tai ir yra tas netikėtas laimėjimas, kurį gauni kaip apstybę, lyginant su tuo, ką praradai. Tai didžiulis atlygis už tikėjimo drąsą. Cituoju, tikėjimas yra atskleidimas savajame aš to, kas yra dieviška. Jis yra išėjimas iš aš ir atidavimas savęs tam, kas yra aukščiau. Citatos pabaiga. Kitoje vietoje Berdejevas rašo,
reikia surizikuoti, pritarti absurdui, išsižadėti savo proto, viską pastatyti ant kortos ir šokti į prarają. Tik tada atsiskleis aukščiausias tikėjimo protingumas. Bet iki tikėjimo veiksmo, iki laisvo išsižadėjimo ir sutikimo su viskuo dėl tikėjimo, šis tikėjimo protingumas negali atsiskleisti. Tikėjimo veiksmu reikia išskleisti sparnus, išsižadėti savęs. Tada pakyli ir įgyji aukščiausiąjį protą. Tikėjime individualus, mažasis protas išsižada savęs dėl dieviškojo proto. Ir tada žmogui suteikiamas universalus, malonės pripildytas suvokimas. Citatos pabaiga. Šis suvokimas yra taip pat žinojimas, bet aukščiausias ir pilnas žinojimas, kuris mato viską, mato beribiškumą. Tuo tarpu mūsų prigimtinių protų prieinamas žinojimas yra ribotas, dalinis, be to liguisto žmogaus prigimties būklės nuspalvintas. Taigi Berdiajevas pristato mažojo ir didžiojo proto idėją. Ir jų santykį, beje, vadina pamatinė filosofijos problema. Taigi pasak jo, cituoju, egzistuoja ribotas protas, samprotis, racionalistų protas ir kitas, dieviškasis protas, mistikų bei šventųjų protas. Berdiajevas mano, kad religinę šios dviejų protų kovos išraišką pateikia apaštalas Paulius, kai jis sako, tai pasidaro kvailas, kad būtų išmintingas ir dar šio pasaulio išmintis Dievo akyse yra kvailystė. Tai ir reiškia, kad kvailystei, mažojo proto išsižadėjimui, būdingas didžiojo proto siekis. O šio pasaulio išminčiai, mažojo proto pergaliai, nėra būdingas didysis protas. Jai būdinga kvailystė Dievo akyse. Cituoju, racionalistai ir pozityvistai gina kvailystę Dievo akyse, neigia pasaulinį protą ir lenkiasi žmogiškajam protingumui, kuris atkerta nuo objekto, nuo kosmoso, nuo visumos. Ir kita Berdiajevo citata. Universalusis protas įgyjamas per beprotišką individualaus proto išsižadėjimą. Iškiliausiai krikščionių ir pagonių filosofai, kuriems filosofija buvo šventa, pripažino, kad egzistuoja aukščiausias, dieviškasis protas, logos, kuriame subjektas ir objektas yra tapatus. Logos yra subjekto ir objekto tapatybė. Jame yra duotas žmogaus ir kosmoso, mikrokosmo ir makrokosmoso bendrumas. Išsižadėjimas mažojo proto, sampročio ir įsijungdamas į didįjį protą, logosą, pro chaosą, pro gamtos fatumą, žmogus praregi pasaulio protą, pasaulio prasmę. Citatos pabaiga. Tada vadinasi, pačioje gelmėje žinojimas ir tikėjimas nėra skirtingi dalykai. Tik paviršutiniškai žvelgiant, matyti jų priešingumas. Žinojimas, kaip minėjome, suponuoja tikėjimą, o tikėjimas yra aukščiausia pilno žinojimo forma. Taigi žinojimas ir tikėjimas iš esmės yra viena. Tokios yra rusų filosofo Nikolajaus Berdiajevo įžvalgos tikėjimo ir proto santykių klausimų išdėstytos jo veikale Laisvės filosofija. Šiandien Akademijos laidoje su jumis buvo Lina Šulcienė. Sudie.